Čia tas, kur rašė, kad va, nusipirki vieną motociklą ir tada važiuoji be gedimų. Pabandyk tu čia atvažiuoti. Ir tada suprasi, kad tu neturi motociklo tinkamo čia atvažiuoti. Nes tavo Panasonicas skirtas tik ant plento. O čia, va, šitiem motociklam čia yra geriausia važiuoti. Sugalvojom važiuoti į Birštoną, bet kaip visada planai keičiasi ir važiuosim į grybų šventę. Galvojom, kad grybų šventė rytoj Varėnoj, pasirodo šiandien. Esam čia. Reikia pakliūti kažkur čia. Kur kroksai? Kroksam jau palsėt daviau. Išsitraukia navigaciją. Tai reikia. Aš va čia va kažkur buvau žiūrėjęs. Pro ten kas ten tolkūnai nusipilnė. Va tuo va žiūrėjau. Važiuoju. Ir važiuojam. Varėna. Grybų šventė. Apsauga irgi grybai. Vienas sako, kad galima parkuoti, kitas sako, negalima. Tai mes šeimas. Va, pabosim pirmą kartą gyvenime. Ventį grybų. Jei neįžai, tai pagalvoju, kur būtai, nieko nebūtai buvęs. Gavom dovanų. Kas viduje, nežinau. Bet įtariu. Geras, ne maršrutas. Geras. Man čia yra pats geriausias maršrutas. Taip, Nerka? Čia tai ZEP. ZEB. Tai ar žinot, kur atvažiavo? Tavo sodyba? Ne, čia ne mano sodyba. Čia turėjo būti netoli gėjų meka. Žinojo tokią baimę? Ne. Nes čia yra ežeras pavadinimu Gėjukas. Jo. Bet kai, jie, aišku, čia buvo, aš nežinau, čia negaliu patvirtinti, bet tokie gandai, kad kai jie pradėjo čia zonduotis, žiūrinėti, pradėjo pulti visokie uodai, mašalai, tai žinojo, kad čia pilna angių ir nusprendė tą meką kažkur kitur iškelti. Čia kažkada buvo iki kelio jaučiu. Čia visur pelkėsgi. Čia yra telmologinis draustinis. Tai yra pelkių draustinis.
Pabandyk kokį pagalį. Čia poliekas. Čia poliekas. Užteks tokio? Pabandyk. Kur tu lipi, ble? Paslysi, užteks. Į akmenį. Į akmenį, tai. Vienintelį. O, tai? Eina. Nu, tai jūžu pravažiuot galima. Tai drąsiai. Tai gerų padangų reikia. Čia yra gėjukas ir varom prie gėjus. Čia tas, kur rašė, kad va, nusipirki vieną motociklą ir tada važiuoji be gedimų. Pabandyk tu čia atvažiuoti. Ir tada suprasi, kad tu neturi motociklo tinkamo čia atvažiuoti. Tavo Panasonicas skirtas tik ant plento. O čia, va. Šitiem motociklam čia yra geriausia važiuoti. Miškais. Taip, čia yra gėjus. Gėjus, va čia va. Jaučiu juos čia būtų vedę šventint. Jo, kiminai tai yra, ją naudodavo tarp rastų. Jo. Tai va čia va yra visur vanduo po apačia. Man labai patinka šita vieta. Per normalūs, karoči. Gerai, jų tai dzin, jiem tai kaip ir nieko, pripratę prie purvo. Bet tai mano gražus visas buvo, o dabar apėjęs. Ajai. Aš įsivaizduoju, kaip dūsauja tie, kurie žino, kiek čia sukešta pinigų. Pergyvena. Jo, už mane pergyvena. Bet tai yra daiktas, kuriuo reikia džiaugtis. Nu, ne daiktas, motociklas. Kas čia turi laikyti? Tai va, Čia dabar Ižas tavo grįžęs į savo tą... į... Ten, kur jam vieta. Jo, iš tikrųjų, jam toks važiavimas yra pats geriausias. Savo gyvenimo būdą tą tikrą. Kokiam jis ir kurtas. Tokį grįžą. Bet iš tikrųjų, maloniausia važiuoti žvyrkeliu su juo. Normaliu. Na, va, Jo. Šiandien. Virkinis, miškais, Miško keliukai jam yra fantastika. Lentui tai Java. Čia Ei, jis Java. tai Java tokiu pavažiuosi Sibirė. Būtum 3 kartus kapitalinį jau davė. Java yra Java. O, tarp kitko, tik dabar pastebėjau, tik tai Ižai. Kazys neužkūrė Javonzo. Regimantas su Javonzu irgi grybą supjovė.
Irmė su BMW tuo labiau. Tomo irgi nėra. Tomas vėl Java. Tai panašu, kad jeigu turi Java, tai biški nedrasus. Norėjau sakyti kitaip, bet ai galvoju. Pizda, susilaikysim. Tai va, taip ir gyvenu. Tekinis čia viską padaręs. O tai, kam tą šlangutę nuėmė? Ai, čia nenuėmė. Čia derė hodai. Čia dabar turbo. Čia turbo. Čia ir reikia, tai antrą dar. O tu į plovyklą važiuosi? Aš tikiuosi gal palis, tai paklaus. Tu čia spidometrą užsidėjai? Ne, čia krovimą temperatūrą. O tai šitas kam? Čia buvo, kai seną motociklą buvau pasijungęs, bet čia tą dviratį. Nu, kilometrą. Jo, tai sekiau šitą spidometrą, sekiau telefonę ir paskui po pirmos dienos sakau. Čia ir taip, dėja, nesėkmingai viskas. Sėksime šitą. Lemba tau gal skuduruką padovanojo. Čia va įsidėsi. Bet tai... Tikras tepalė. Jeigu per daug įvalysi. Ne, nu, bet tai va tokį reikia turėti škurliuką. Gerai. Tarp kitko, į pirmą neįsikišu. Nebuvo apgalvoję pirmam. Bet va, antras. Jo. Tai matai, pirmam dar tikėjosi, kad čia bus viskas Jo. pagalvoti. O jau antras, trečias, jau čia jau gali dėti, ką nori. Po vienetą! Blemba, grįžau namo. Tiksliau, beplaunant mocą. Priėjo žmogus. Sako, turiu įžą. 5. Galvoju, nafig man ją reikia. Bet gražus, originalus, pilnai. Nu ir dabar nežinau, ką daryti. Kur jį pastatyti?